Kodėl kai kurie žmonės renkasi smurtą šeimoje? Kur yra konfliktas, o kur yra smurtas? Visuomenėje gražiai atrodanti šeima, o už namų sienų ten vyksta daug visko. Pasikeitė požiūris į smurtą šeimoje ar artimoje aplinkoje. Ir palaipsniui po kažkokią smulkmeną, kuri išauga būtent į tą sprogimą. Mes visi vieni kitus vaikystėje traumavom. Jeigu žmogui šeimoje yra gerai, ar mes kviečiame policiją? Ar žmonės patys atpažįsta, kad tai yra smurtas? Supratimas yra, bet dar veiksmo nėra tiek, kiek norėtųsi. Tik dėl ko ir nekalbama atvirai ir garsiai, todėl kad gėda pripažinti. Turbūt kartais net laukia, galvoja, ai, vaikai užaugs, jau tada tai kažką darysiu. O paskui, kai jau norėtų pasakyti, sako, manimi niekas nepatikės. Kada yra labai stiprus gėdos jausmas? Kai mes turime tą vadinamąją tobulą šeimą. Ką mato vaikai, kaip užauga, kokią patirtį išsineša ir ką jie darys su tuo. Kaip kitas žmogus gali padėti savo ar šeimai, kokių pirmų veiksmų turėtų imtis? Pagalbą galima rasti. Sveiki prisijungę prie gyvenimo projektų, kuriame gilinamės į įvairias temas, turinčias įtakos mūsų asmeniniam gyvenimui ir santykiams su kitais. Šiandien pakalbinsime Daivą, psichologę, kuri turi daugiau nei 20 metų patirties, sprendžiant įvairias problemas šeimos santykiuose ir asmeninėse santykiuose. Kalbėsim apie labai jautrią temą – smurtas šeimoje ir smurtas artimoje aplinkoje. Jeigu norite sulaukti pagalbos, jos visada galima gauti įrašo apačioje, rasti adresą, kurio galite kreiptis ir susirasti savo reikiamą pagalbą. Dabar pakalbinkime Daivą ir pasinerkime į pokalbį. Tai Daiva, kaip Jūs galvojat, kodėl kai kurie žmonės renkasi smurtą šeimoje, vietoj to, kad atiduotų visą savo meilę, visą pagarbą vienas kitam? Aš tai galvoju, gal jie nemoka kitaip. Tai čia toksai trumpas, ne klausimas į klausimą, bet jeigu bandytume analizuoti giliau kažkur, tai reikia paieškoti. O kaip tas žmogus augo? Pasižiūrėti į tą jo ankstyvąją patirtį, kokio jisai toj savo biologiniai šeimoje, kokius ten turėjo santykius, kokį turėjo pavyzdį. Nes mes vis tiek per gyvenimą labai daug mokomės. Mes mokomės mandagaus bendravimo įgūdžių, tai atitinkamai mes galime ir išmokti netokio mandagaus bendravimo įgūdžių. Tai jeigu tas vaikutis augantis šeimoje matė tą destrukciją savo šeimoje, galbūt jisai pats buvo skriaudžiamas, o gal tiesiog tėvai smurtavo vienas ar kitas, tai kartais ir formuojasi jam ta tokia nuomonė, kad tai va taip mes ir gyvename, taip ir augame. Ir jeigu, pavyzdžiui, tu negavai tos reikiamos šilumos, meilės, rūpesčio, tai kiekvienas vaikas turi kažkokius poreikius, emocinius poreikius. Ir jeigu jie buvo nepatenkinti, neužpildyti, jisai buvo nematomas, negirdimas, jisai tiesiog nežino, o tai kas ta meilė, kas tas rūpestis. Tai kaip jisai gali dalintis, jeigu jisai nežino, ką duoti. Tai čia, galvoju, viena iš priežasčių galėtų būti todėl, kad, šita, kodėl jisai renkasi tokį bendravimą. O ar gali būti, kad vaikas turi idealią vaikystę, ideali šeima ir žmogus gali turėti kažkokias situacijas, kaip subrendęs žmogus, suaugęs žmogus, kurios gali jo elgseną pakeisti? Aš galvoju, kad tikrai gali. Vis tiek gyvenimiškos situacijos kažkaip veikia. Ir vėlgi, tu galėjai turėti viską labai gerai, bet gal tu neturėjai įgūdžių. O kaip reguliuoti savo emocijas? Tos agresijos mes kiekvienas turime savo viduje, bet ar mes ją išleisime, ar mes ją parodysime, ar mes sugebėsime ją kažkaip sureguliuoti. O ar tai gali būti įgimta paslėpta agresija, ar pas žmogų gali būti tokios savybės, kurių jisai pats nežino ir tik tai iššaukti vėliau tą visą agresiją? Taip, mes kritinėse situacijose mesgi ne vienas nežinome, kaip mes pasielgsim. Mes galime tiesiog įsivaizduoti, aš darysiu taip, kitaip, trečiaip. Jeigu papulsim į kritinę situaciją, mes pasielgti galim visiškai priešingai neįsivaizdavome. Tai aš manau, kad mes vis tiek turime savyje tą pusę, kuri gali būti mums nepažinta. Ir mes ją pažinsime tik tada, kai susidarys tam tinkamos sąlygos. Ir jeigu mes pagalvotume apie smurto rūšis, tai turbūt vis tiek net vaikystėj kažkokią tai dalį iš kiekvienos ir mes vieni kitiem savo net turbūt galėtume pritaikyti. Tai ir emocinis smurtas, ir fizinis smurtas, ir netgi seksualinis smurtas, ir ekonominis smurtas. Ir ar tai reiškia, kad mes visi vieni kitus
kaip pasakyt, vaikystėje traumavom, nes kažkokią tai dalelę, vis tiek galima atsikasti iš savo vaikystės, kur atrasim, aišku, išskyrus seksualinį turbūt smurtą, bet tą patį ekonominį vis tiek pagalvojus kažką iškapstytume turbūt pas save visi. Aš galvoju taip. Ir dabar liktai atmetėm iš karto tą seksualinę, ne smurtą, tą prievartą, bet gali būti, kad mūsų psichika taip užblokavo, kad mes kažko neatsimename. Gali. Ir ta ankstyvoji patirtis, gal kažkokie patirti tvirkinimo veiksmai, bet mes jų tiesiog neatsimename ir nežinome. Ir tikrai yra tokių atvejų, kada ilgalaikėje terapijoje išlenda tam tikri dalykai ir žmogus sako, supratau, iš kur visą tai. Bet žmogus jisai užmiršta, ar jo smegenis užrakina tuos atsiminimus ir jie išlenda vėliau darant terapijas. Gali būti, kad tiesiog užrakina. Apsaugo mus nuo kažkokių skausmingų patyrimų. Mes sugebam išstumti kažkur į tą gilesnį lygmenį, iš kurio ne visada ištraukia. Ir savo jėgom kartais net neištraukia, nes tu net nežinai, kad ten gali kažko būti. O terapijoje, žiūrėkit, ir išlenda. O imant visas skirtingas smurto rūšis, ar žmonės patys atpažįsta, kad tai yra smurtas? Ar jie įsivaizduoja smurtą kaip fizinį smurtą daugiau? Kokia yra psichologija žmonių? Dažniausiai tai mes visi įsivaizduojam, kad jau jeigu trenkė, stūmė, smaugė, dar ką nors ten tokio fizinį veiksmą darė, tai tikrai yra smurtas. O tie psichologiniai niuansai lieka labai dažnai neatpažinti. Ir netgi atrodo tie išsilavinę žmonės, apsiskaitę, žinantis, jau tikrai turintis daug žinių, jie irgi kartais neatpažįsta, kad gyvena tuose destrukciniuose, smurtiniuose santykiuose. Ir kai kalbi su žmogum, tu tarsi, tau pasakoja istoriją kažkokią ir iš karto fiksuoja. Čia momentas, čia momentas, čia momentas. Kažkokios raudonos vėliavėlės, į kurias jau specialistas gali atkreipti dėmesį. Žmogus sako, ne, šiaip pas mus šeimoje smurto nėra. Bet dabar pagalbą kviečiausi dėl to, kad tiesiog per daug garsiai rėkė, jau per daug tų negražių žodžių buvo. O jeigu pasikapstai giliau, tai matai, kad ten daug visko, ten ir kontrolės, ten ir pavydo, ir izoliacijos faktai, ir manipuliacijos. Yra labai daug simptomų. Ir žmogus teisina tą savo smurtaujantį partnerį. Ar tai gali būti tas vadinamas ciklas, kai žmogus smurtauja, nesvarbu koks tai smurtas būtų, yra etapas, kai atliekami kažkokie tai smurto emocinio ir fizinio veiksmai, tada įvyksta kažkoks sprogimas ir po to tas vadinamas nusiraminimas, bet tas nusiraminimo ciklas yra vis trumpėja ir tie smurto protrukiai, jie dažnėja, dėl to jie tokie labiau pastebimi yra. Tai jūs čia matai kalbate apie tą smurto ratą, tą tokį klasikinį, kai būna tas įtampos augimas, ir tas įtampos augimas, jisai gali būti pradžiai toks apskritai nepastebimas, toks nieko pavojingo, nieko čia tokio, gana gražu ir palaipsniui po kažkokią smulkmeną, kuri išauga būtent į tą sprogimą. Ir šiaip tas smurto ratas tai ir yra įtampos augimas, sprogimas ir medaus mėnuo vadinamasis, bet nuo to sprogimo iki medaus mėnesio tai gali būti tas toksai atsiprašymo, atgailavimo periodas, tai kada tas smurtaujantis asmuo tarsi lyg tai prisijima visą kaltę, atleisk, nesusilaikiau ir panašiai, dovanok, ir tada jau prasideda ėjimas į tą medaus mėnesį, dovanos, dėmesys maksimalus, meilė ir kas tik nori. Bet tie atsiprašymai yra sąmoningi? Ar žmogus mato, kad gali sugriūti gyvenimas arba gali būti kažkokios pasekmės ir jisai sąmoningai bando išskaičiuotai išvengti tos situacijos ir daro visus tos veiksmus, kaip sakė, dovanos, ar jisai iš tikro nuoširdžiai gailisi ir atgailauja, sakykim taip? Aš galvoju, kad gali būti įvairiai. Yra žmonių, kurie nuoširdžiai tai daro, tikrai supranta. Bet paprastai, jeigu žmogus tikrai nuoširdžiai gailisi ir mato, kad jisai skaudino tą savo žmogų, didesnė tikimybė, kad jisai kažką keis savo elgesyje. Bet tie, kurie nekeičia, jie tiesiog, atsiprašau, bijo prarasti. Aš galvoju, gal ir iš savo tokių egoistinių paskatų. Tai noriu likti šeimoje, noriu gyventi, noriu būti, bet... Tai vis tiek, koks turi būti lūžio taškas, kad įvyktų
santykiuose pasikeitimas, nes vis tiek kažkoks turi būti kritinis taškas, tas ratas kažkada tai turi užsidaryti, arba finalinė stotelė, tai gali būti tragiški padariniai turbūt kažkokie. Gali būti tragiški. Ir aš galvoju, tas kenčiantis asmuo, kiekvienas turi savo ribas, ne? Ir kai ateina ta riba, ir žmogus sako ačiū, užtenka, nebegaliu. Ir jeigu atsiranda, kaip pasakyti, jeigu yra sudaromos sąlygos smurtautojui patirti pasekmes, tai yra didesnė tikimybė, kad greičiau mes tą ratą uždarysime, bet jeigu taip ir sukamės ir pasekmių smurtautojas negauna, tai jisai taip laisvai ir gyvena. Ir toliau kartoja savo įprastą elgesį. Tai realiai turbūt net tas smurtautojas kaip ir testuoja žmogų, pats to nežinodamas, nes mato pasekmės kažkokios tai nėra. Ir galima vėl turbūt pasikartojau, niekas neatsitiko ir gal natūraliai iššaukė vėl tą patį elgesį ir galvoja, vėl man atleis, vėl man užpilsiu dovanom. Ir... Aš galvoju, gal nebūtinai sąmoningai testuoja, bet tiesiog elgesi taip, kaip moka. Taip, kaip įpratęs, taip, kaip žino, taip, kaip jam atrodo. Kiekvienas mes turim savo įsitikinimus, ne? Kaip mes turime gyventi. Ir, pavyzdžiui, tas smurtautojas gali turėti įsivaizdavimą, jeigu paimkime, kad tai yra vyras, o kenčiantis asmuo yra moteris, ne, tai jisai gali įsivaizduoti, kad žmona turi atlikti tam tikrus įsipareigojimus, tam tikrus veiksmus ir jisai galbūt apskritai turi tokią neigiamesnę nuostatą į moterį. Ir jisai reikalauja to iš jos. Norma, jam atrodo tai norma. Man visada kildavo klausimas, net sakykime, tai senais laikais būdavo tų blogų vyrukų, kaip sakant. Ir atkreipdavom dėmesį dar jaunesni, kad tvarkingos moteris ar ten panelės, jos labai dažnai susidėdavo, sakykime, su bloga reputacija turinčiais jaunuoliais. Ir tu jau iš karto matydavai, kad tai yra tiksinti bomba. Kaip tie žmonės, eidami į santykius, to nesupranta. Kodėl ieško iš psichologinės pusės. Ar ieško kažko, kas sukeltų emociją ir tas gyvenimas toksai yra ramus, kad liktai ir patys eina ir ieško bėdos. Net. Blogiukai visada turi žavesio. Jie yra įdomesni negu tie pavyzdingi moksliukai, kurie sėdi, mokosi ir nieko ten įdomaus neveikia. Bet gali būti, kodėl mes pasirenkam vienokius ar kitokius žmonės. Tai vėlgi atsinešam tą patirtį. Galbūt tas blogiukas mums kažką primena. Jeigu, pavyzdžiui, pati gyveno disfunkciniai šeimoje, ne, tai jinai atpažįsta tam tikrą elgesį ir jai tai yra sava, priimtina, įdomu. Tarp kitko, vienose čia mokymuose girdėjau, kad yra ir tas toksai biologinis pagrindas, gali būti paaiškinama, ne, ta neurobiologija, kad sako, jeigu tu nežinai, kas bus, kada bus, kas ten įvyks, tai vėlgi veikia tuos mūsų dopamino centrus, išsiskiria tas dopaminas ir tie kalniukai aukštyn, žemyn visai yra malonus, yra įdomus. Ir tenka kartais girdėti, bet sako, jūs neįsivaizduojate to kaip gera tada, kai mes susitaikome. Ir seksas puikus, ir santykiai, ir mes pakeliaujam, ir mes bendraujam, ir mes visur einam, viską darome. Tai gali būti visaip. Bet ar žmonės, kurie kenčia, sąmoningai supranta, kad tai gali būti tik tai laikina ir ar jie susitaiko, kad tie momentai atperka tos blogus momentus ir galvoja, tiek to, žmogus turi tokį charakterį, aš čia galiu su to taikstytis, tik tai, kad tos situacijos gali blogėti. Aš iš patirties tai sakyčiau, tie žmonės kartais būna tiek pasiilgę tos šilumos, to dėmesio, to jaukaus buvimo. Juk kiekvienas norime turėti darnią ir gražią šeimą, tai kai gauni tą trupinėlį tos šilumos, to dėmesio, tai jisai tau pasidaro tiek reikšmingas, kad tu ir vėl jo lauki. Ir tada kažkaip ištrinama tai, kas ilgesnį laiką buvo blogai, bet tas, kas buvo labai faina, tai džiugina. O kaip pasikeitė žmonių mąstysena, nes mes ilgą laiką galvojam fizinis smurtas, o iš tikro dabar kalbam labai daug apie emocinį smurtą, tai ar per paskutinį 10 ar 20 metų pasikeitė požiūris į smurtą šeimoje ar artimoje aplinkoje drastiškai? Ar drastiškai? Nežinau, bet jisai keičiasi, palaipsniui keičiasi.
Na tai sakykime ir nuo to priimto įstatymo, ne, ten berods 11 metų pabaiga buvo, tai iš tikrųjų jau pradėjo formuotis visai tas kitas požiūris, bet niekas nevyksta labai greitai. Dabar tie tyrimai įvairiausiai atliekame, ne, kaip žmonės vertina smurtą, kiek jo toleruoja ir panašiai. Tai čia buvo 19, 20, 21 berods metais tokie atlikti tyrimai, tai rodo, kad tik 4% tų apklaustųjų respondentų dar toleruoja smurtą tam tikrose situacijose. Bet tai nereiškia, kad jie ten atsakinėdami į klausimus sako, taip, aš sutinku, kad smurtas yra geras dalykas ar ne, bet jeigu ten yra paduodamos apklausoje kažkokios situacijos, tai jie analizuodami situaciją tarsi patvirtina, kad tam tikrose situacijose tas smurtas daugiau mažiau yra leidžiamas. Bet dabar ar iš tikrųjų tos nuostatos jau va tokios ir yra, tai sunku pasakyti. Aš galvoju, kad gali būti, kad mes išmokome, ką reikia sakyti, kaip reikia reaguoti, arba žinome, kaip turėtų būti, bet tie vidiniai mūsų dalykai, tos vidinės nuostatos, jos taip greitai nepasikeičia. Taip. Tai va, tai to tokio skaičius, kaip pasakyti, tų žmonių, kurie reaguoja ir praneša apie smurtą, tarkim, kaiminystėje, išgirsta, mato ir kviečia pagalbą ir patys kažkaip eina, kad užkirsti kelią. Tai sąmoningumas turbūt padidėjo aplinkinių žmonių, supratimas. Supratimas yra, bet dar veiksmo nėra tiek, kiek norėtųsi. Man atrodo, vis tiek dar to susvetimėjimo mes turime daug ir tokie esam labiau atsitraukę. O kas pagalbos kreipiasi dažniau, ar smurtaujantis žmogus, ar auka? Nes vis tiek turbūt ir tie žmonės gali kreiptis pagalbos, arba aplinkiniai jos gali nukreipti pas psichologą ar pas psichoterapeutą. Aš tai galvočiau, kad labiau kreipiasi tie nukentėję asmenys. Bent jau, tarkim, aš dirbu specializuotos kompleksinės pagalbos centre, tai mes pirmiausia gauname pranešimus iš policijos. Kiekvienas atvejis, kuris buvo iškviestas ekipažas į smurtinę situaciją, mes iš karto, mūsų centras gauna pranešimą apie tai. Ir mūsų konsultantai su šituo žmogum nukentėjusiu asmeniu susisiekia ir kalbasi apie tai, kas įvyko ir kokios pagalbos jiems reikėtų, ką jiems galima pasiūlyti. Tai mes turim psichologinę pagalbą, mes turim teisinę pagalbą, galima ten palydėjimo kažkokius veiksmus atlikti, nuvesti jį tuo keliu, kad jisai trauktųsi iš tų nesveikų smurtinių santykių. Ar priima žmonės pagalbą? Kaip dažnai žmonės sako, ne, man viskas gerai, čia baimė kažkokia gal yra keisti, ar bijo savo partnerio, ar šeimos nario? Visko labai yra daug, tikrai kartai bijo. Bet aš sakyčiau, vis tiek yra daugiau žmonių, kurie kalbasi. Jie kalbasi, pirmasis žmogus, kuris su jais susisiekia, tai yra konsultantas. Ir jeigu tu labai žmogiškai juo pasirūpini, tai žmogus yra labiau linkęs priimti tą pagalbą. Jisai kartais gali pasakyti, ne, man nereikia jokio psichologo, bet po kurio laiko sako, gal man visai būtų pravartu pasikalbėti. Tai labai svarbu, koks profesionalas kalbės pradžioje. Taip, kad tai būtų specialiai paruošti žmonės ir jie žinotų, kaip reaguoti, ką pasakyti. Tai ta sistema, kurią mes dabar turim, tai jinai, galima sakyti, ir puikiai veikia. Puikiai ta prasme, kad mes tikrai... Jinai veikia. Jinai dar yra nuolat tobulėja, žiūrima, gilinamasi, keliam kompetencijas toje srityje, kad iš tiesų yra labai svarbu, kad visi specialistai turėtų tą tokią vienodą poziciją, vienodą požiūrį į nukentėjusią asmenį, apskritai į smurtą ir kad nulinė tolerancija smurtui. Ir besąlyginis priėmimas nukentėjusio žmogaus, be vertinimo ir be kažkokio teisimo. Bet žiūrinti skaičius, tai ar gerėja skaičiai situacija, ar mes esam sąmoningesni, tuo atveju daugėja, tai kokį rodiklį mes galim paimti, kad mes kažkokią tai šviesą tunelio gale matom, ar čia reikia dešimtmečių, kad pasikeistų žmonių mąstymas, auklėjimas, kad matytume apčiuopiamus rezultatus? Galvoju, kad reikia dešimtmečių. Reikia. Tai dabar jau kiek praėjo metų, ne, tai tikrai situacija gerėja. Ir tokia būna kurioziška situacija, sako, dirbam, mes čia su tuo smurtu, o žiūrėkit, skaičiai auga. Taip.
Bet kodėl jie auga? Aš galvoju, kad žmonės sąmoningėja ir jie drąsiau pradeda apie tai kalbėti ir jie nebe tiek bijo kreiptis pagalbos. Dėl to mes ir turim labai didelius skaičius. Tai nėra manipuliuojama, kaip sakoma, situacija, kad norint išgauti, kaip dabar sako, užtenka paprasto iškvietimo, kad būtų apribotos teisės. Tai nėra manipuliuojama situacija, kad susitvarkyti su kitu žmogum, netgi, sakykime, finansiškai įsiskirti, sugalvojus, sukūrus kažkokią istoriją, nes ir tokių turbūt būna. Aš galvoju, kad visko būna. Ir iš kurios pusės mes pažiūrėsime. Tarkim, aš kaip gavęs žmogų, tai tik tai ilgiau pabendravęs, tu gali matyti tuos ketinimus ir tuos tikruosius tikslus, bet aš visada taip galvoju. Jeigu žmogui šeimoje yra gerai, ar mes kviečiame policiją, ar mes kreipiamės pagalbos, ar mes norim su kuo nors apie tai kalbėti, ar mes einame į skyrybas, turbūt ne. Tie dalykai prasideda tada, kai šeimoje kažkas vyksta. O kuris teisus, kuris daugiau teisus, kuris mažiau teisus, sunku pasakyti. Turim matyti tą faktą. Ten yra blogai. Ir gelbstim. Bet santykiuose turbūt kaip ir gyvenime viena žmogaus kaltė irgi turbūt labai retai būna. Gali būti, ar čia yra priešingai. Gali žmogus turėti kažkokius tai asmenybės sutrikimus ar nuotaikų sutrikimus ir kitas žmogus gali tik tai kaltinti save, nors iš tikrųjų bus kalta viena pusė. Tai vat kaip atskirti tą, kad nekaltinti savęs, nes dažnai smurtautojas turbūt bando kaltę net perversti kitam žmogui psichologiškai. Taip. Kaip atskirti visą tai ir nekaltinti savęs, o ieškoti pagalbos ir neieškoti problemų pas save, jeigu žmogus kenčia? Tai dažniausiai, jeigu žmogus jau pakliuvo pas specialistą, tai mes padedame susigaudyti, kas vyksta tavo šeimoje. Vienam kartais gali būti labai sunku susigaudyti, kas darosi. Tai dabar kieno kaltės daugiau, mes čia turim turbūt apskritai išskirti, kur yra konfliktas, o kur yra smurtas. Mes turbūt nerastumėm nei vienos šeimos, kurioje nevyktų konfliktai. Jie yra ir jie turi būti, ko gero, nes konfliktuojant mes randame kažkokias tiesas, randam kažkokius susitarimus, sprendimus ir panašiai. O kuo skiriasi smurtas nuo konflikto? Tai konfliktuoja, bendrauja du lygiaverčiai partneriai. Tai ir vienas turi teisę pasisakyti, ir kitas, tegul tai būna ir ne su pakeltų balso tonu, ten rėkimas, kažkoks nepasitenkinimas, emocija intensyvi, bet jie yra lygiaverčiai. Ane? Apsirėkavom, kažką susitarėm, nežeminam vienas kito. Ir kai nurimsta emocijos, tie žmonės gali sėsti ir kalbėti, žiūrėk, kas čia pas mus įvyko. Bet dažniausiai taip ir būna, žmogus, du žmonės randa kompromisą, atsiprašo vienas kito, kartais ilgiau užtrunka. Taip. Kartais būna tas tylos periodas, ane, savęs susirinkimo, susidėliojimo tų emocijų ir paskui tu ten gali aptarti. Jeigu mes jau turim smurtinį santykį, tai paprastai tas smurtautojas jisai demonstruoja galią. Ir tada galim stebėti toj perspektyvai. Kas inicijuoja tą konfliktą vadinamąją, ne? Tai inicijuoja dažniausiai tas pats žmogus. O paskui eina kaltinimas. Tu mane išprovokavai. Vat jeigu būtum patylėjusi, jeigu būtum kažko nesakius, jeigu tu būtum neatreagavus, kodėl tu reaguoji taip, o ne kitaip? Tai vis tiek kaltė yra suverčiama tam kitam žmogui. O kaip atpažinti, ar jūs atpažįstat sutrikimus pas žmogų? Ar gali būti nuotaikų sutrikimas, ar gali būti asmenybės sutrikimas ir ar po to įmanoma suteikti pagalbą tam pačiam smurtaujančiam žmogui? Ar jūs kaip institucija, sakykime, kurioje dirbat, rūpinatės tik tai nukentėjusiais žmonėm? Mes kaip institucija dirbam tik su nukentėjusiais. Tai iš tiesų pačioje pradžioje, kai dar prieš tą 20 metų, dirbom visai. Mes ten pagalbą teikiam ir smurtautojams, ir nukentėjusiems, bet iš tiesų metų eigoje pastebėjom, kad ne. Čia turi būti atskiri dalykai. Mes teikiam pagalbą nukentėjusiems, smurtautojas gali gauti pagalbą kažkur kitur, jisai pats gali jos pasiieškoti, arba jam gali kažkas pasiūlyti, tie patys policijos pareigūnai ir probacijos tarnybos, kurios turi elgesio keitimo programas ir panašiai. O mes stiprinam būtent nukentėjusią asmenį ir padedame jam. Ar būna atveju, kad iš tikro pranešimus gaunat iš vaikų? Sakykime, šeimoje vyksta smurtas
ir pranešimas ateina ne iš suaugusio žmogaus. Na, tai pas mus vis tiek pranešimai ateina iš policijos, tai kartais policija iškviečia ir vaikai. Mūsų centruose yra konsultuojami suaugę asmenys nuo 18 metų. Tai jeigu yra vaikų nukentėjusių, tai mes galime tiesiog pasirūpinti, kokios kitos institucijos galėtų teikti pagalbą vaikams. Tai yra ir tos pedagoginės psichologinės tarnybos, ir būna mokyklų psichologai, ir būna ten, sakykime, kažkokia kompleksinės pagalbos šeimai įvairūs projektai laimėti. Vaikams kažkaip tos pagalbos galima rasti lengviau, o suaugusiems, kas teiktų nemokamą psichologinę pagalbą, nu, tai iš tikrųjų yra labai mažai. Ir turbūt vaikai mokyklose sulaukia dabar nemažai, nes yra papildomų specialistų, ko senais laikais net nebūdavo. Taip. Tai ir tas turbūt požiūris į pagalbos prašymą yra šiek tiek kitoks, nes anksčiau visų supratimas buvo pas psichologą nueiti, tai čia yra pasirašyti savo kažkokį tai nuosprendį. Nu, tikrai buvo toks supratimas. Tikrai. Sėdėsiu įrašą kažkokį, va dabar čia negalėsiu darbo gero gauti, bet turbūt maišo žmonės ir psichologą, ir psichiatrą. O koks yra skirtumas, kad paaiškinti žiūrovom, tarp psichologo ir tarp psichiatro, jeigu nežino? Psichiatras tai yra gydytojas, taip, kuris gali diagnozuoti psichikos ligas ir jisai gali gydyti, jisai gali skirti vaistus, nustatyti diagnozę ir panašiai. Psichologai tuo neužsiiminėja. Aišku, jeigu dirba psichologas psichikos sveikatos centre, tai jisai gali testavimą atlikti ir pateikti tam tikras išvadas gydytojui, pagal kurias jisai diagnozuos vieną ar kitą sunkumą. O šiaip psichologas yra tas pagalbos specialistas, kuris padeda spręsti tuos sunkumus vienokius ar kitokius. Dar yra specialistai psichoterapeutai, kurie jie gali būti gydytojas psichoterapeutas ir gali būti psichologas psichoterapeutas, kuris yra paruoštas dirbti ilgesnėje perspektyvoje, vykdyti tą ilgesnę terapiją, ar ne, ir padėti sprendžiant tokius giluminius labiau dalykus. Psichologas toks orientuotas labiau tokį trumpesnį konsultavimą, 20 konsultacijų, ne, sprendžiam kažkokį sunkumą. Ir be medikamentų turbūt. Ir be medikamentų. Psichologas neturi teisės skirti jokių medikamentų. Man tai iš tiesų džiugu, aš matau ir tose pačiose mokyklose, žinau pačią pradžią, aš irgi pradėjau dirbti kaip mokyklos psichologas, tai tu buvai toksai nepageidaujamas, tavęs bijojo, prie tavęs nėjo ir vaikai sakydavo, aš nedurnius, taip paprastai kalbant. Taip ir sakydavo, aš nedurnius, aš tikrai neįsiu. O dabar, kas įdomiausia, tai dabar eilės. Vaikai eina, jie kalbasi, jie sprendžia. Ir dabar, sakyčiau, jauni žmonės, jie lengviau nueina pas psichologą negu tos senesnės kartos žmonės. Net ir tėvai turbūt patys gal vaikams sako, jeigu gal vaikai labiau atsiskleis psichologui, gal turi kažkokių tai užspaustų dalykų, kurie net padės ir mokslas. Nebūtinai tai turbūt ir smurtas yra, gali kitų psichologinių. Įvairiausių problemų gali būti. Tik dar vienas toks niuansas, kartais tėvai bijo, kad vaikas nueis pas psichologą ir ten išlys daug visokių šeimos dalykų. Arba jie būna nepasiruošę bendradarbiauti, nes vieną vaiką paėmus tu neperdirbsi, nes tu dirbi su juo ten valandą ar 45 minutės, o jisai paskui visą savaitę gyveno toje šeimoje. Tai pagalba geriausia užtikrinti gali, kai bendradarbiauja ir tėvai, ir visi kryptingai. O labai mažai girdim iš tikro ekonominis smurtas. Tai kas yra ekonominis smurtas? Tokia kaip smurto rūšis. Bet retai girdim, bet dažnai pasitaikanti. Aha. Tai sakykime, kada yra ribojami finansai. Ne? Va, tarkim, sakykime, vyras, ne, uždirba daug pinigų ir jisai reguliuoja. Kiek duos žmonai pinigų, kam jinai turi juos išleisti, paprašys pateikti čekius, atsiskaityti ir visa kita. Na ir tokie ribojimai, vairiausi ribojimai. Neleidžia, pavyzdžiui, turėti savo asmeninių pajamų. Neišleidžia į darbą. Paima pinigus? Gali ir tai būti. O koks viso to yra tikslas sukontroliuoti žmogų? Kontrolė ir galios demonstravimas. Sakyčiau taip. Tai negalima sakyti, kad vyras yra suvalkas. Jeigu vyras tai dar. Jeigu jisai suvalkas, mes galime sakyti, kad jisai suvalkas. Bet čia turbūt visai kiti dalykai.
Nu taip, tai aišku, jeigu jau matome, kad vyras labai aiškina, ką tau pirkti, ko tau nepirkti, tai mes galime įtarti, kad čia yra jau ekonominių dalykų, ekonominio smurto apraiškų. Kokios dar yra smurto rūšis? Be emocinio, be fizinio, be ekonominio? Seksualinis. Seksualinis? Taip. Ir nepriežiūra. Nepriežiūra, taip. Nepriežiūra. Tai nepriežiūra čia yra apie tai, kai neužtikrinamos sąlygos. Dažniausiai nepriežiūra, kai, galim kalbėti apie nepriežiūrą, kai kalbam apie vaikus. Ane? Kad yra nepatenkinami vaikų poreikiai, tėvai nepadaro to, ką jie turėtų atlikti kaip tėvai, užtikrinti ten miegą, maistą, rūbus, ten dar kažkokius dalykus, ane? Bet lygiai taip pat apie nepriežiūrą galime kalbėti, kai kalbame apie senus tėvus ir, sakykime, vėlgi jais yra nepasirūpinama. Ir jie tokie yra palikti. Ir šitoj vietoje, aš sakyčiau, tai yra apskritai labai sunku teikti pagalbą nukentėjusiems tėvams nuo savo suaugusių vaikų. Jeigu, sakykime, partneriškam ryšyje yra, ne, tai tu esi laisvas, tu gali rinktis išsiskirti ir nebūti su tuo žmogum. Tai įsivaizduokit, kaip senyvo amžiaus mamai atsiskirti nuo to savo smurtaujančio sūnaus. Jinai sako, čiagi mano vaikas. Taigi tai pati nepriežiūra, taip gali būti kaip... Tai gali būti kaip nepriežiūra, bet gali būti ir tiesiogiai smurtas, ne, kada tie suaugę vaikai, jie sumuša savo senus tėvus. Ir tokių mes faktų turime ne vieną ir ne du, arba visaip terrorizuoja, paima pensiją, išleidžia tuos pinigus, ten, sakykime, ima tėvų daiktus, pardavinėja, na, sakykime, jeigu ten kokios priklausomybės, ar girtavimas, ar kitos kokios narkotinės medžiagos. Bet čia kaip taisyklė, žmogus dažniausiai turi kažkokią tai priklausomybę, kurią turi patenkinti, kad daeitų iki tokių kraštutinumų, kad terrorizuotų savo tėvus. Dažniausiai tai jau būna kažkas, arba priklausomas žmogus, arba psichinę ligą turinti žmogus, tarkim, tikrai neretai pasitaiko šizofrenija sergantis asmenys, jie, ypač jeigu nevartoja vaistų, tai jie smurtauja prieš savo tėvus ir tai yra grėsminga. Ir tėvai bijo ir jie nežino, ką daryti. Ir va čia pagalba užtikrinti yra tikrai be galo sunku. O kaip atpažinti šizofreniką? Yra ten visi požymiai, yra TLK, DSM, kur surašyta, ką turi atitikti, kad galėtume jau matyti, kad čia galbūt yra šizofrenija. Bet būna, tikrai žinau, kad būna ir jauniems žmonėms. Tikrai būna. Taip. Tikrai taip. Ir tikrai pasitaiko, sakykime, ir esu turėjusi jaunuolį, kuris, jisai ten patyrė smurtą irgi savo artimoje aplinkoje, berods gal nuo tėčio, dabar labai tiksliai neatsiminsiu, bet eigoje, kadangi jisai buvo nukentėjęs asmuo, mes kalbėjomės ir paskui paaiškėjo, kad tai jau jam reiškėsi pirmieji kažkokie šizofrenijos požymiai, kas ten su juo vyksta ir kad jisai vienaip ar kitaip elgėsi ir tada siunčiau aš jį konsultacijai pas psichiatrą, labai smagus žmogus iš tikrųjų nuėjo ir ta diagnozė jam buvo patvirtinta. Ir tada labai gerai, tada jisai gali gauti gydymą ir vėlgi funkcionuoti. Ir tas santykis tada ir su tais tėvais jau gali būti visai kitas. Ir viena pusė žino, dėl ko tai atsitinka. Ir jeigu kitas gali taip priimti gydymą, tai viskas tvarkoja. Tai žiūrint į visas tas smurto rūšis, tai gali būti ir nuotaikų sutrikimai, ir asmenybės sutrikimai. Jeigu kalbėtume apie nuotaikų sutrikimą, tai yra bipolinis sutrikimas. Ir iš tikrųjų vis dažniau girdim ir žvaigždžių rodo užsienį, pasisako ir žmonės labai domisi, skaito ir pačiam teko domėtis ir artimoje aplinkoje teko domėtis šitą ligą. Tai ar gali bipolinis sutrikimas iššaukti smurtą? Žiūrint kokį tą smurtą, aš manau, kad gali. Pavyzdžiui, jeigu yra žmogus sergantis bipoliniu sutrikimu ir yra toje depresijos fazėje, tame savęs susinaikinimo fazėje,
Tai ten gali būti labai daug tokių dalykų apie savęs sunaikinimą, apie pasitraukimą iš gyvenimo. Ir tai irgi veikia tos artimuosius žmonės. Tai irgi kaip psichologinis toks spaudimas. Tu esi nuolatiniai įtampoje, nuolatiniai tokiam rūpestyje. Gaudai, žiūri, stengiasi dėl to žmogaus. Sakyčiau taip. Manijos periode, nežinau, tai. Ar ten kyla tie. Ir turbūt priskiriama prie nuotaikos sutrikimų, nes tai nėra pastovu, dėl to, kad yra vienas periodas, kur mes galim pasaulį nugalėti, visą pasaulį, ir kitas periodas pakritimo. Kur mes esame absoliučiai nelaimingi ir esame juodoj duobėje, ne, ir nežinom, kaip tenai išbūti. Aš tai galvoju, kalbant apie visus psichikos sutrikimus, ligas, yra labai svarbu, ar žmogus gydosi. Nes dabar tikrai labai daug ligų yra puikiausiai gydomų, yra daug medikamentų, bet svarbu kontaktuoti su psichiatru, turėti gerą santykį, bandyti vienus, kitus, trečius vaistus ir tu tikrai gali funkcionuoti pakankamai gerai šiame pasaulyje. O dabar apie tuos asmenybės sutrikimus, tai aš sakyčiau, 3 tokie galbūt labiau išskiriami, kurie labiau linkia į smurtą. Tai žmonės turintys ribinę asmenybės sutrikimą, narcistinę asmenybės sutrikimą ir asocialios asmenybės sutrikimą. Tai Jeigu trumpai apie visus 3, apie ribinę. Ribinė, tai žmogus apskritai ten sunkiai geba reguliuoti savo emocijas. Ir jos gali būti be galo stiprios, labai intensyvios, šauna čia ir dabar. Žodžiais ar veiksmais? Ir žodžiais ir veiksmais, ir kaip tik nori. Tai gali paimti keptuvę ir trenkti per galvą. Nes jam tuo metu nervai nelaiko, liaudiškai kalbant, ne, ką tenka girdėti, sakykime, iš savo klientų. Tai ten tos, ir jiems sunku išbūti su tom savo emocijom. Jie turi menkai tų įgūdžių jie sureguliuoti. Narcistinė asmenybė, tai irgi toksai grandioziškumas, pranašumo demonstravimas, labai daug manipulacijų, labai daug to tokio atsakomybės permetimo, to vadinamo gaslightingo, ne, to miglos pūtimo, kad ir ką ten tas tavo partneris ar partnerė sako, tai sako, ne, tu čia neteisingai supranti, tu neteisingai čia jauti, taip nebuvo. Tarsi pripučia tiek miglos, kad tas kenčiantis žmogus pradeda galvoti, kad su manimi yra kažkas blogai, man negerai. Ar teisybė, kad taip elgiasi tada, kai žmogus, narcisistas, jis pamato, kad praranda dominuojančią kontrolę. Tada jisai turi susigrąžinti tą kontrolę ir pradeda tada permetinėti viską ant kito žmogaus, nes jisai negali būti lygiavertis santykiuose. Jisai turi dominuoti visada. Jisai turi dominuoti. O iš kur atsiranda dominavimas? Tai iš to tokio menkavertiškumo. Jeigu žiūrėti į praeitį. Taip, tai jie irgi, pavyzdžiui, tos narcisistinės asmenybės, tai yra tokie gan pažeidžiami žmonės, ne? Bet jie niekada to nepripažins. Ir kad narcisistinė asmenybė ateitų į terapiją ir sakytų, aš turiu problemų ir man reikia susitvarkyti. Tai ne, jisai greičiau atsiųs tą savo partnerį, sakys, čia su ja ar su juo kažkas yra negerai, padarykit. Nes čia yra turbūt viena pusė, apie kurią mes kalbam, santykiai, bet turbūt yra greičiausiai ir darbinė, profesinė pusė, kur galbūt tas pats sutrikimas gal kažkiek ir padeda karjerai, nes tu turbūt darai, kai kur gal neapgalvoti veiksmai, aš galiu kalnus irgi nuversti, aš viską žinau. Taip. Ir tas gyvenime kartais padeda šiek tiek einant į priekį. Tas naglumas vadinamas. Be abejo. Ir jeigu mes turime situaciją, pavyzdžiui, tarkim, moteris nori jau išeiti iš tų santykių su tuo narcistinės asmenybės asmeniu, tai yra be galo sunku. Ir jeigu eina į kovą, tai irgi yra sunku. Jeigu tai yra žmogus, neturi kažkokių priklausomybių, jisai užima pareigas, jisai turi pajamas ir visa kita, tai čia yra labai sunkus variantas. Priklausomybė tokia, sakykime. Taip, ir apskritai, juk ten įsisuka ir tos institucijos. Tarkim, yra nepilnamečiai vaikai, ne? Tai vaikų teisių apsaugos ten ta tarnyba.
Nu, taigi tas vyras visur, jisai sukuria labai gerą įvaizdį. Niekas negali patikėti, kad šitas žavus žmogus gali smurtauti prieš savo artimą žmogų. Bet tai gali būti ir moteris, iš tikrųjų gali būti visaip gali būti. Kodėl aš taip dažniau paminiu moteris? Taip. Todėl, kad statistiškai smurtą patiriančių moterų yra apie 80%. Ir tik 20% vyrų. Gal mažiau iki kreipiasi. 20% vyrų. Gali būti ir toks variantas. Jeigu mes žiūrime, pavyzdžiui, kaip nukenčia vyrai, koks yra tas smurtas, tai iš tų 20%, sakykime, iki 20%, tai 60% smurtą patiria nuo savo sūnų, tėvų, brolių, tai reiškia irgi vyriškos lyties atstovų, ir tik tai ta likusioji dalis, tai ten gali būti mamos ar ten dukros. Taip. Tai ir daugiau yra apie tą tokį fizinį smurtą. Aš tikiu, kad vyrams turbūt yra labai sunku kreiptis pagalbos, tarkim, dėl kažkokio psichologinio smurto. Ir suprasti turbūt, nes to narcisizmo, tai mes turbūt visi kažkiek turim to savanaudiškumo. Ir aš kaip suprantu, narcisizmas tai labai daug ateina iš genetikos, tai yra paveldimas dalykas. Ir tas vėlgi ankstyvoji patirtis, kaip tu buvai auginamas, ką tu ten patyrei. Narcisistiniuose santykiuose, kai vienas iš žmonių yra narcisistas, kaip kitas žmogus gali padėti savo ar šeimai, kokie būtų patarimai, kokių pirmų veiksmų turėtų imtis, nes visko paėmę kaip su kirvi mes nenukirsim, bet turbūt kažką padaryti galima vis tiek. Aš galvoju, taip, galima kažką padaryti, bet pirmiausia reikia atpažinti, kas vyksta. Nes visas darimas prasideda nuo to, kai tu žinai, kas čia yra. Tai ir turbūt pradėti rūpintis savimi. Padirbėti su tuo kaltės jausmu, kuris yra nuolat primetamas, ne, ir taip išsigryninti savo, ar tikrai aš kaltas visose tose situacijose, ieškoti, brėžti kažkokias ribas, stiprinti savo resursus, kad galėtum tame išbūti ir galbūt ieškotis iš išorės pagalbos. Ir dabar prakalbam apie tą kaltės permetimą, bet turbūt ir nebūtinai turint šį sutrikimą, kaltė yra permetama, kai yra kalbama apie smurtą. Stengiasi smurtautojas dažnais atvejais permesti kaltę kitam žmogui. Tikrai taip. Tai aš sakyčiau, nukentėję asmenys, pagrindiniai jausmai, kuriuos jie išgyvena, tai būtų kaltė, didžiulė gėda, bejėgiškumas, na ir liūdesys ir visi kiti dalykai. O gėda yra dėl to, kad aš esu tokiuose santykiuose, ar gėda, kad aš nieko pakeisti negaliu? Gėda, kad yra tokie santykiai, dėl ko ir nekalbama atvirai ir garsiai, todėl kad gėda pripažinti, nes atrodys, kad tu kažkoks nekokybiškas, kad tu gyveni tokiuose santykiuose, o vidinės jėgos nėra išeiti iš tų santykių. Ir dar kalbant apie gėdą, kada yra labai stiprus gėdos jausmas, kai mes turime tą vadinamąją tobulą šeimą. Taip. Tobulą, kas yra tobulą, neaišku, ne, bet tavo tokia visuomenėje gražiai atrodanti šeima, o už namų sienų ten vyksta daug visko. Tai tada tam žmogui įsivardinti ir garsiai pasakyti, kad mes turime problemų, kad tikrai aš noriu pagalbos, elementariausiai išsikviesti policijos pareigūnus, kai gražus gyvenamųjų namų kvartalas ir į tavo kiemą įvažiuoja ekipažas. Ir visi kaimynai aplinkui mato, kas ten vyksta. Taip, tai tikrai tas gėdos jausmas yra be galo stiprus. Tai čia gali būti, kad socialinė padėtis gali pakišti koją, nes bus bijoma imtis veiksmų ir turbūt net nesavanaudiškai dėl savęs, nes vis tiek dažnu atveju tai bus šeima, bus ir vaikai. Taip. Nes vaikai, kaiminystė, vaikai bendrauja, gali daug dalykų įtakoti. Ir norėdami sugriauti visos tos idealios šeimos idilės, žmonės turbūt susitaiko su tuom ir turbūt kartais net laukia, galvoja, vaikai užaugs, jau tada tai kažką darysiu. Ir tai būna. Ir būna, kad tiesiog ilgus metus niekam nepasakoja apie tai, kaip gyvena už namo sienų,
O paskui, kai jau norėtų pasakyti, sako, manimi niekas nepatikės. Taigi mes graži šeima, nieko mums netrūksta, visko mes turime, viskas mums yra gerai. Tai kol perlipa šitą barjerą, tai yra iš tikrųjų sudėtinga. Apie vaikus kalbant, tai tikrai dažnas yra toks įsitikinimas, kad vaikai turi augti pilnoje šeimoje. Ir mes turime gyventi dėl vaikų, turime juos užauginti, bet man tada visada klausimas, ką mato vaikai, ką užauga, kaip užauga, kokią patirtį išsineša ir ką jie darys su tuo. Ir kiek pilnavertiškai auga. Taip. Kartais būna tokių pasakojimų, kai sako, tai vaikai žaidžia, jie ten savo kambarį užsidarė, jie nelabai girdi, dar arba yra mažiukai, nelabai dar ten supranta ir panašiai, bet mes turim žinoti, kad tie vaikai labai gerai girdi. Jie gali žaisti su mašinytėm, su lėlytėm, bet jie tą emocinį foną, tai jiegi vis tiek girdi. Ir labai liūdna klausyti, kai sakykime, moteris pasakoja, kad sako, mano 6-metis sūnus sako, mama, o mes negalėtume gyventi kažkur kitur be tėčio. Tai atrodo, tas 6-metis aiškiau suvokia situaciją negu ta moteris. Jinai kažkokiam iliuziniam santykiai, kad reikia laikyti tą šeimą ir auginti gražiai vaikus. Net vaikai turbūt tokia mažam amžiui, kartais suaugę patys nepastebi, gal jeigu yra konfliktinė situacija, vaikai pradeda linksminti tėvus, nenorėdami matyti tos blogos situacijos. Taip. Ir mes galim net patys tai atpažinti, turbūt net paprastas elementarius konfliktas, maži vaikai šalia, jie bandydami išvengti tos nemalonios situacijos, bandys eiti ir prie tėčio, ir prie mamos, ir kažką sakyti, ir kažkokį tai juoką pasakyti. Tai čia turbūt ir yra, kad vaikai nėra tokie kvaili, jie turbūt nejučiom tą jaučia. Taip. Aš esu vis tiek už tai, kad su vaikais reikia kalbėti. Normalizuoti tuos jausmus. Bent jau atreaguokim, tai matau, kad kažkoks liūdnas susirūpinęs, tai matykim, sakykim, klauskim, bet matau, kad kažkas su tavimi, kas čia yra. Sudaryti tą terpę vaikui dalintis tai savo jausmais. Ir jisai tikrai gali daug ko pasakyti. O kalbant apie trečią tą sutrikimą? Trečias sutrikimas, asocialios asmenybės sutrikimas. Tai čia yra tokie asmenys, kurie apskritai yra taisyklių laužytojai. Iš prigimties? Jie tokį turi sutrikimą, kai mes kalbam. Galime turėti bruožų tam tikrų, bet tai nebūtinai bus sutrikimas. O kai jau turime sutrikimą, tai ten vėlgi pagal kriterijus jau matome, kad ten tas yra ir galime diagnozuoti, kad tai yra toks asocialios asmenybės sutrikimas. Tai jie tiesiog taisyklių laužytojai ir jiems normų nėra, jie daro taip, kaip jiems išeina. Ar nėra taip plačiai visuomeniai paplitę, kad šitos sutrikimas, tai mes įsivaizduojam kaip nacionalistų žmonės, kurie viską prieš darys, kad iššaukti situaciją, tai čia gal tokį kvailą gal palyginimą daviau, nežinau, bet man pirmą šovė į galvą turbūt. Drąsiai taip negalėčiau, tai nežinau, bet yra linkę nusikalsti žmonės. Taip. Tai jie irgi yra tokie smurtautojai. O dabar jūs prakalbat iš tikrųjų apie linkusius nusikalsti žmonės. Tai ar dažnu atveju žmonės, sakykime, girdim per televizijų paleistas iš įstaigos, iš kalėjimo, sakykime taip, grįžta, neturi socialinių įgūdžių arba juos prarado, jeigu nebuvo atitinkamos priežiūros. Ar dažnu atveju žmonės sugrįžę iš įkalinimo įstaigos, sakykime, turi šitų problemų, smurtavimo problemų, agresijos problemų? Ar čia dažnai pasitaikantis reiškinys? Aš nežinau, aš tokios statistikos tikrai neturiu, negalėčiau pasakyti, kiek grįžusiųjų yra linkę ir toliau kartoti tą savo elgesį. Aš galvoju, kad gali būti visaip. Man labiau priimtinas yra tas požiūris. Imam konkrečią situaciją ir žiūrim. Taip. Nežinau, gali būti visaip. O kiek jūsų tarpe turit žmonių, kurie patys kreipiasi, ar daugiau šeimos nariai atveda pagalbos? Nesvarbu, koks tai būtų smurtas. Ar didesnė dalis patys kreipiasi, ar šeimos nariai susirūpina ir sako, viskas užteks, paima už pakarpos ir sako, turi kažką keisti gyvenime. Didžioji dalis, kaip aš sakiau, mum ateina iš policijos pranešimų.
yra žmonių, kurie patys paskambina, nes vis tiek yra ta informacija plačiai skleidžiama, tai paskambina ir sako, norėčiau pasikalbėti, ten norėčiau psichologo pagalbos gauti ir panašiai. Tokių, kad atvestų, gal nelabai. Kokios sudėtingiausios situacijos būtų šeimoje sprendžiant visas smurtinės situacijas? Mano praktikoje, sakykime, mūsų centro praktikoje, tai turbūt pačios sunkiausios situacijos buvo, kur kentėjo moteris, o smurtaujantis vyrai buvo užimantis labai aukštas pareigas, finansiškai labai stipriai apsirūpinę, turintis gerą padėtį visuomenėje, impozantiški žmonės ir tada būna labai sunku. Tada moteris susiduria su tuo, kad joms tenka įrodinėti, kad smurtas yra, kad jos neprisigalvoja. Kad nemanipuliuoja. Taip, kad nemanipuliuoja. Nes tada vėlgi atrodo, kad jeigu pradėjom skyrybų procesą, tai šita moteris nori labai jau iš to vyro pasipelnyti. Nes kur tik vyras pasirodo, visur sukuria tokį įvaizdį apie save. Ir netgi viena moteris taip yra sakius, sako, ateitų dabar tas mano vyras, sako, jūs tikrai suabejotumėt visko, ką aš čia jums pasakiau. Nes jisai sugebėtų jums papasakoti savo istoriją. Ir tada, žinot, šitie vyrai dar labai naudoja tą tokį, kad atimsiu vaikus. Vaikai gyvens su manim. Aš jais pasirūpinsiu, nes tu negali nieko užtikrinti jiems, nieko duoti. Ir toks grasinimas, toksai menkinimas ir pažiūrėsim, kaip tu čia gyvensi. Bet turbūt būna visokių gyvenime situacijų. Mes dabar prakalbam apie, sakykime, kad jūs galite nepatikėti žmogum, kuris kreipiasi, bet vis tiek gali būti ir manipulacijų. Kaip jūs atpažįstat, vis tiek turit kažkokias tai technikas, kaip jūs atpažįstat, kad žmogus manipuliuoja ir siekdamas kažkokių tai tikslų, prakalbam apie vaikus, galbūt skyrybos procesas, gal turtiniai procesai. Ir jisai bando panaudoti smurtą šeimoje, emocinį, fizinį, kaip kažkokį tai įrankį išgauti savo geresnės sąlygas tam pačiam skyrybų procese. Na, iš tikrųjų, matai, mano tikslas nėra vertinti. Ir aš neteisėja. Ne? Aš klausaus žmogaus, jinai dalinasi, tarkim, moteris, dalinasi savo skausmu, savo rūpesčiais ir mes tiesiog analizuojame kažkokias situacijas, žiūrim, vartom jas iš visų pusių ir labiausiai bandom, kad jinai pati suprastų, ką jinai daro, vardan ko daro, ko jinai siekia, ko jai reikia. Ir aš čia turbūt vietoj dar kartą noriu kartotis. Žmonės neina į skyrybas, jeigu viskas yra gerai. O kaip užkirsti kelią tokiam smurtiniam, emociniam santykiam, ką turėtume daryti gyvenime, kad visur būtų darna, viskas būtų gražu, bendrautume gražiai, santykiai būtų tobuli. Sakykime, netobuli, bet link tobulumo. Labai norėtųsi, kad tai būtų, bet mes ten 100% to užtikrinti negalėsim, ne? Ką daryti? Mes galim lavinti savo bendravimo įgūdžius. Mes galime padėti savo pasigilinti į savo vidinius ten demoniukus, kurie sėdi ir mus ten kažkaip drasko, atpažinti, kas iššaukia mano vienokią ar kitokią reakciją. Ne? Dirbti su tuo savo vidumi, tobulinti bendravimo įgūdžius ir bandyti juos taikyti. Elementariausiai ta aš kalba, kai mes kalbame su savo artimu žmogumi, mes nekaltinkime, sakykime, tu ten toks ar kitoks, bet galime sakyti, aš jaučiuosi nemaloniai, kai tu man sakai kažkokius labai negražius žodžius. Per tą aš, vertinam ne patį žmogų, nelipdom jam etiketę, bet tarsi pasakom, kas man nepatinka. Bet vėlgi norisi akcentuoti, kai mes kalbame apie smurtą ir jeigu mes turime savo tam partneriškam ryšyje asmenį, kuris
yra tame galios ir kontrolės, naudoja tas galios ir kontrolės strategijas, tai čia kartais gali mūsų tie įgūdžiai nieko neduoti. Nes jisai naudoja vat šitas strategijas, nes jisai taip supranta gyvenimą. Bet tada iškyla klausimas, ar gali žmogus pasikeisti? Nes turbūt yra situacijų, kaip abu žmonės nori, kad ta situacija pasikeistų ir, sakykime, smurtaujantis žmogus pasikeičia, persiverčia kardinaliai į kitą pusę. Ar yra tokių situacijų? Jeigu jisai pats to nori. Jeigu jisai pats to užsinorės ir supras, kad tai yra bėda, tai aš manau, viską galima padaryti. Jisai ieškos savo pagalbos, tada kaip ir pora gali kartu eiti ieškoti pagalbos ir lipdyti tą santykį. Bet jeigu tas smurtautojas tos galimybės nematys ir jam neatrodys, kad kažką jisai daro netinkamai, tai mes čia nieko galime nepakeisti. Ar gali finansinė padėtis, opcijų neturėjimas, tas visas stresas, šeimos išlaikymas irgi davesti iki tokios situacijos, kai iš visur yra tik tai spaudimas ir ta emocija paleidžiama namie, sakykime? Emocija gali būti paleidžiama, bet ar ta emocija... Smurto forma yra paleidžiama. Kaip jinai yra paleidžiama? Ne, tai galima pareiti ir sakyti, viskas, nebepavežu. Palikit mane ramybėje, aš dabar atsitraukiu, man reikia save susirinkti, ne? Ir tikėtina, kad tas partneris ar partnerė tai dar ir parems tave. Bet jeigu tu pasirinksi tą savo partnerį ar partnerę kaip atpirkimo ožį, tai čia... Net pagalvojus turbūt apie specialybės tokios, kurias mokyklose reikalauja, ar nesvarbu, ar tai būtų menas kažkoks ar sportas, ypatingo atsidavimo, disciplinos, netgi prisiminus tą senąją mokyklą, tai netgi mokykloje būna patraumuojami vaikai, iškeliami labai dideli tikslai, užkeliami reikalavimai dideli, tu turi daryti, arba tu būsi nesėkmės priežastis ir spaudžiami ir gali tos problemos ateiti net ir ne iš šeimos iš tikrųjų. Aš galvoju, netgi tie patys žmonės, kurie ugdo tą jaunąją kartą, taigi jie irgi gali turėti įvairiausių sunkumų ir kaip kompensacinį mechanizmą pasirenka tuos vaikus, ne? Garą nuleidžiu ant tų mažesnių. Tai atėjau sudirgęs iš namų su savo patirtim, nuleidau garą ant vaikų, vaikas dar ant mažesnio, mažylis grįžo šunių įspyrė, grandininė reakcija, ne? Ir smurtas tęsiasi. O kalbant apie skirtingas specialybės, kurios reikalauja ypatingo atsidavimo darbui, net kaip pavyzdį galiu paduoti, policijos pareigūnai, kur susiduria su tokiam stresiniam situacijom, ką žmonės, kurie savo kiekvienos dienos darbe turi stresinės situacijas, kaip nepaversti to pykčio, neatiduoti šeimose, bet dirbti su savim. Kokie patarimai būtų, nes galima turbūt ir sprogti vieną dieną. Taip, tai reikėtų ir pasižiūrėti tam žmogui, kas jam leidžia nusiraminti. Pirmiausia, tai sportas, ne? Fizinė iškrova. Daužymosi kriaušę. Į kriaušę. Norėjau pasakyti į bet ką, bet taip. Tikrai ne į bet ką. Geriau būtų į kriaušę, į pagalvę, kažkaip saugiai ir savęs nesužalojant, ir kito nesužalojant. Nes kas, ta emocinė įtampa, tai jinai susikaupia mūsų kūne. Tai mes ir jaučiame tą įsitempusį kūną, tai tada mes ir išveikime tai leistinom, tinkamom formom. Gal kažkam tiks važiavimas dviračių, gal kažkam tiks bėgimas, gal kažkam kriaušės smūgiavimas, o gal popieriaus plėšimas, nežinau, laikraščių glamžymas. Gali žmogus paleisti emociją verkdamas. Gal moterim ir yra lengviau, kad mes tiesiog galime paverkti. Ir apskritai moteris yra linkusios dalintis, labiau kalbėti, susėdo, pašnekėjo 15 kartų apie tą patį papasakojo, jau žiūrėk, jom ir lengviau. O vyrai ne visada renkasi šitą strategiją. Arba mes to nematom. Kartais, vėlgi kaip užaugo, jeigu užaugo su tą mintim, kad vyrai neverkia ir visada turi būti stiprus, sunku taip. Tada verkia kitą pusę. Tada gali verkti kitą pusę.
O kokie dar būtų tokie žmogiški patarimai, vat, šeimose, sukurti darnius santykius, kad mes net neprieitume į kitų situacijų, ką gali padaryti partneris ar partnerė, kiekvienas iš savo pusės, kad turėtume daug žmogiškesnius, suprantamesnius santykius tarpusavėje. Aš visada esu už tai, kad žmonės kalbėtųsi, kaip jie jaučiasi, kas jiems patinka, kas nepatinka. Ne piko metu, kada jau viskas sproginėja, o tiesiog kalbėtis apie tai, kaip mes gyvename, ką mes turime, kaip mes galime leisti laisvalaikį, kur jau mums čia kažkas stringa. Tai ir nuo pat pradžių. Aš už tai galvoju, kad yra labai svarbu tas švietimas. Ir švietimas nuo pat mažens, sakykime, jau nuo pradinių klasių, ką žinau, nuo darželio, ne, vat, kalbėti apie tai, kas yra tie geri santykiai. Kaip mes galim išspręsti savo problemas. Kai aš kažko noriu, kaip aš galėčiau tą gauti, netrenkdamas kam nors per galvą ir atimdamas mašinytę. O kokių dar yra būdų. O kai jau tie vaikai vyresni, tai apie santykius, apie tą kontrolę, apie kada jau jauti, kad tave kontroliuoja. Nes viskas kartais yra taip gražiai užmaskuota, kad tu elementariausiai negali atpažinti. Tarkim, labai daug yra tekę diskutuoti su paaugliais, kada prasideda pirmieji romantiniai santykiai ir kalbam tada apie tai, o pavydas tai yra meilės požymis ar ne. Tai sako, tai jeigu nepavydi, tai jau tada nemyli visiškai. Tai o kiek tas pavydas jau yra norma, o kada jau yra jau tas patologinis pavydas ir panašiai. Ir kartais sako, labai nori su manim būti, tai sako, neik tu ten su tom draugiam arba nevažiuok tu ten su tais savo draugais, pabūk su manim ir panašiai. Tai čia vėlgi, kiek dažnai tas yra prašymas, o gal čia ir yra pirmas požymis, kad jau bando atitraukti nuo visko ir nori turėti tik savo tokį kaip, turiu ir bet kaip atrasti viduriuką, prakalbat apie pavydą, žmonės, kurie labai pavydi, tai yra blogos stresinės situacijos, žmonės, kurie nepavydi, tai tu manęs nemyli, nepavydi. Tai gaunasi, turim surasti kažkokį tai viduriuką, nes kažkokia ekstremali situacija pavydo ir pavydo nebuvimo irgi iškelia tada klaustukus, manęs tada nemyli. Bet jeigu partneriai du sąmoningi, jie gali kalbėtis apie tai. Klausyk, kas tau yra pavydas, o kas man yra pavydas. Ne, ir, tai kas iš to, kad, pavydės ir tada neleis kažkur eiti, neleisi kažką žiūrėti, neleisi kažkuo bendrauti ir kas tada. Tai per tą laiką gali susikaupti tiek pykčio, kad norėsis tiesiog nebebūti su tuo žmogum, nes jisai tave apriboja ir tau nieko neleidžia. Aš galvoju, sveiki santykiai yra tada, kai du žmonės laisva valia pasirenka būti vienas su kitu. Kaip pasodinti du partnerius vienas prieš kitą ir šnekėtis apie problemas, apie iššūkius ir nuleisti garą turbūt ir surasti stiprybės, surasti kompromisą šeimoje. Aš galvoju, matai, tada, kada jie yra pasirengę tą daryti. Nes jeigu norės vienas, o kitas ne, yra buvę tokių patirčių, sakykime, ir poros konsultacijoje, ne, tai įkalbėjo šiaip ne taip, vyras atsivesti žmoną, bet tu matai, kad jinai, ne. Jos čia nėra, yra tik tai jos kūnas, atbūsiu ir keliauju aš savo keliais. Kiek yra veiksmingos tos šeimos terapijos? Aš galvoju, kad jos yra veiksmingos ir ta prasme, kad tu gali pasižiūrėti su tarpininku, su neutraliu žmogumi, kartais aš mėgstu pajuokauti, su vertėju, pasižiūrėti, kokie tie mūsų santykiai. Ir aišku, ta baigtis gali būti dvejopa, gali būti, kad santykiai labai pagerės ir žmonės ras bendrų tikslų, bendrų siekių, o gali būti taip, kad jie labai aiškiai supras, kad mums nepakeliui. Bet aš galvoju, tai irgi yra sprendimas. Tai tikėtina tada ir vienas ir kitas galbūt nesikankins. Jie praeis tą gedėjimo periodą išsiskyrimo, ne, bet galės kurti kažkokius kitus santykius, kurie labiau praturtins.
Bet turbūt turi būti pasitikėjimas, net einant į tas šeimos terapijas, to paties psichologo profesionalumas, nepalaikyti kažkurios tai pusės. Tai čia irgi turbūt nėra lengvas dalykas atrasti specialistą, kuris mokėtų išspręsti problemą, nelinkdamas į vieną ar kitą pusę ir išlikti neutralus. Taip, ir netgi būna tokių diskusijų, sakykime, ir su nukentėjusiais asmenim, kai kalbam, kad bandėme į terapiją eiti, ir netgi lyties aspektas pasidaro svarbus. Ar eisim pas vyrą terapeutą, ar pas moterį terapeutą. Ir tada moteris sako, ne, aš norėčiau pas moterį, o vyras sako, aš čia jau neįsiu, čia man 2 moteris aiškins gyventi, kaip reikia. Tai tai iš tiesų yra ir turbūt reikalų. Priešingai gali būti. Gali būti visaip. Arba irgi yra tekę girdėję, sako, pajutau niuansėlį, kad liktai palaiko kitą pusę. Ir viskas, ir žmogus tada blokuojasi, jisai sako, aš neįsiu daugiau į jokias terapijas, blogiausia, kad nusprendžia iš vis į jokias terapijas neiti. Ir prakalbam dabar apie pagalbą. Kokią įmanomą pagalbą gali turėti žmogus, sulaukti, nesvarbu, ar tai būtų vyras ar moteris, ir kur, sakykime, galėtų ją gauti, neturėdamas galimybės finansiškai pats susimokėti psichologui ar psichoterapeutui ir jos reikia dabar. Jeigu mes kalbame apie smurtą artimoje aplinkoje, tai visi Lietuvoje specializuotos kompleksinės pagalbos centrai, jie teikia psichologinę ir teisinę pagalbą nemokamai. Aišku, tos pagalbos yra ribotai, tai nėra taip daug, kad mes galime ten ilgalaikę terapiją vystyti, bet tai aš kartais mėgstu sakyti, mes tokia greitoji pagalba. Paimam, diagnozuojam, trupučiuką pastiguojam, pagydom ir paleidžiam gyventi su kažkokiom rekomendacijom. Tai nukentėję asmenys tikrai tą pagalbą gali gauti. Gali skambinti nemokamų pagalbos telefonu, nes ne visada yra drąsu ateiti iš karto pas specialistą, ten gyvam pokalbiui. Tai yra tas nemokamas pagalbos telefonas, kuris yra ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos puslapyje skelbiamas ir tos specializuotos pagalbos centro tinklapyje. Jį galima rasti, galima skambinti ir net nežinant, ką pasakyti, tiesiog užtenka paskambinti. Aš sakau, specialistai žinos, kaip jūs pakalbinti, ko paklausti ir ką jums pasiūlyti. Arba galima rašyti žinutę, tas vadinamas live chatas, ir gali ten trupučiuką irgi užduoti vieną kitą kontrolinį klausimą ir pasijaukinti tą situaciją ir pasižiūrėti. Kartais taip ir žmogus padaręs pirmus žingsnius tą pagalbą ir gauna. O kaip svarbu atrasti savo tinkantį specialistą, nes vis tiek sutikim, yra skirtingi žmonių charakteriai, galbūt ir tie vadinami biolaukai gali nesueit. Ir žmogus pasikreipęs pagalbos ir nepataikęs pirmų atveju į tą žmogų, kur galbūt, negalės jisai tam žmogui atsiverti. Aplinka gali netikti. Ką tada daryti? Kaip neišsigąs žmogui? Turbūt reikia savo specialistą tinkamą net susirasti. Ir taip, ir kartais gal reikia pakeisti kelis specialistus. Aš, pavyzdžiui, iš savo pusės, aš mėgstu savo klientams, kurį sutinku pirmą kartą gyvenime pasakyti, kad konsultacijos pabaigoje mes pasitarsime, ką mes darysime toliau, ar mes tęsime savo bendravimą. Ir visada sakau, jūs pajauskit, jeigu atsitiko taip, kad čia jautėtės kažkaip ne taip, jums netiko, jūs nesakykite, kad, nepalikit savo tokios minties, kad psichologai nepadeda, o jūs tiesiog paieškokite dar specialistą. 1, 2, 3, 5, kuris jums tiks. Aš nebijau ir pasakyti tą liaudišką tokį, pasižiūrėkim, suėjo biolaukai, nesuėjo, paieškokit to, su kuriuo gali sueiti. Nes man yra labai svarbu žmogui perduoti tą žinutę, kad pagalbą galima rasti, kad tu nelik vienas. Ir kalbant apie smurtą, apskritai palaikymas yra, tokia pagrindinė sudėdamoji dalis. Ir kam sunkiausia yra išsivaduoti iš tų smurtinių santykių, tai tiems, kurie neturi kitų artimų ryšių. Tarkime, jeigu tai yra labai vienišas žmogus, yra mano praktikoje buvus ne viena moteris, kuri tiesiog augusi vaikų namuose ir tu išeini į gyvenimą ir tu buvai tik valdiškuose namuose ir tu nieko aplinkui neturi savo artimųjų, tai tada, nebelieka atramos.
kas parems, kas pastiprins, tai tada ilgiau užsibūna tuose santykiuose. Arba gali būti, kad žmonės turi ir tėvus, ir brolius, ir seseris, bet ir šita aplinka nepalaiko. Ir sako, vaikeli, ko tu čia prisigalvoji? Taigi, močiutė taip gyveno ir aš taip gyvenau ir čia yra norma. Čia taip būna. Tai va, ir tada. Arba sako, vėlgi, čia sakau iš savo tų girdėtų istorijų, kad sako, ko tu da nori? Geras žmogus, negeria, uždirba, viskas su juo gerai, vaikus myli, ir tu dar čia kažko stengiasi. Taip, ir tu dar kažko prisigalvoji. Čia sako, truputį pratrūko, kam čia taip nebūna. Tai vat, jeigu nėra šito palaikymo, tai yra jau tikrai labai sunku. Tai netgi turbūt toksai svarbus dalykas, aš vaikus iš tikro važinėdamas per mokyklas mokinu, tas vadinamos accountability ladder, tai yra atsakomybės kopėčios, kur mes turim apatinius 4 laiptelius, kur mes kaltinam, ieškom visokių pasiteisinimų ir laukiame, kad kažkas pasikeis. Bet turbūt, ką turėtų klausytojai supras, kad jeigu nieko nedarysim, niekas ir nepasikeis gyvenime. Niekas ir nepasikeis. Paprastas dėsnis. Ir tuos kenčiančius žmonės, juos reikia įgalinti. Tas toks gražus žodis, ne? Nes jeigu ilgai užsibuvai smurtiniuose santykiuose, tai tikėtina, kad esi išmokęs jaustis bejėgiu. Ir tada atrodo, kad tu jokių sprendimų negali padaryti, kad išeičių nėra, kad tiesiog dabar reiks tą kryželį savo ir nešti iki pabaigos. Bet čia norėtųsi akcentuoti tai, kad išmoktas bejėgiškumas ir bejėgiškumas tai nėra tas pats. Nebūtinai tas žmogus yra bejėgis, jisai tik galvoja taip. Ir jeigu pavyksta parodyti tam žmogui, kad tu turi resursų, tu turi galių ir žiūrėk, ir tas, ir šitas, ir trečias, tai kartais ir pajuda. Ir turbūt yra kažkoks stresinis periodas pa žmogų, kai jisai patiria tą vadinamą smurtą, kuris gauna kažkokį adrenaliną, ir adrenalinas varo į priekį ir tu gali išgyventi, atrodo, tu dar turi jėgų. Toks įsijungia mechanizmas, angliškai fight or flight, tai turbūt labai puikiai žinomas visų, kur aš arba skrendu, kovoju, tai turbūt galima tą patį ir pritaikyti, kad kai visa situacija nurimsta, mes tik tada turbūt pajaučiam tą visą efektą, kas iš tikro vyksta. Nes pradžioje kaip burbule kažkokiam esam, net negalim suvokti. Ir labai dažnai žmonės lūžta po to, kai išsivaduoja iš visko. Kai praeina teisminiai procesai, kai ten viskas nurimsta, tada toksai atrodo visiškas išsekimas. O kol tu esi kovos būsenoje, tai tikrai adrenalinas tave labai veža ir tu tikrai gali padaryti labai daug. Bet reikia palaikymo ir besąlygiško priėmimo. Tarkim, mes kaip pagalbos specialistai, tai mes ir turim tą savo tokį kredo, ne? Nevertinu, priimu, besąlygiškai priimu. Ir viduje nulinė tolerancija smurtui. Tiesiog netoleruojame jo. Jūs kaip specialistė, ar mes matom šviesą tunelio gale, kur mūsų visuomenė darosi sąmoningesnė ir iš tikrųjų viskas gali pasikeisti ir nereikės laukti 50 metų, kol mūsų senoji karta numirs, bet sakykime, jaunoji karta pradės kitaip žiūrėti į viską ir situacija tik tai gerės. Jeigu aš nematyčiau šviesos tunelio gale, tai nematyčiau prasmės savo darbo. Aš matau, aš tikiu tuo šviesesniu rytojum, tikrai nesiimsiu prognozuoti, kiek metų mums tam reikės, bet tiesiog pokyčiai vyksta ir tos pagalbos yra, tai galvoju, kad tikrai gali gerėti. Bet aišku, reikia visiems pečius suremti. Aš galvoju, kad ir bendradarbiauti institucijos turi tarpusavėje. Ir žiniasklaida turi atitinkamą indėlį įdėti. Tai vis tiek tai reikia daiktus vadinti savais vardais. Jeigu yra smurtas, tai yra smurtas, tai nėra konfliktas. Nežinau, mes su kolegiam kartais pajuokaujam, sakom, mes iš vis ten daug ko neleistume į eterį, daug ką blokuotume, įvairiausius komentarus,
Nes žmonės yra linkę daug skaityti, žiūrėti ar ne, ir kiek ten įsivelia daug visokiausių dalykų. Ir tas nepadeda turbūt ir tai eiti tikrai tą teigiamą nepadeda. linkmę. Ir pirmiausia, turim pasižiūrėti, kas yra ištransliuojama, kiek mes smurtinių apraiškų matome, ne, kokį pavyzdį matome. Ir kad tai toleruojama visuomeniai paskutiniu metu. Ir vis tiek tai yra ištoleruojama kažkaip, ne, vat. Jūs palėtėte šitą temą. Ar jums neatrodo pačiai, kad, sakykime, mūsų pačių, mūsų visuomenės net standartai šitoj pusėje nukrito, nes šitos visos problemos iš tikrųjų jos yra susijusios ir ta pati medija, televizija, radijas, mes girdim ir keiksmažodžių labai daug ir, sakykime, toleravimą net kažkurių tai laidų, tokių, sakykime, savo emocijų išreiškimo, perdėto, noro gal save pateikti, šustrai vadinkim, keiksmažodžių, kažkokių tai pažemimo vienas kito ir tai yra pateikiama kaip norma dabar. Yra priimtinas dalykas, pritrauksim žiūrovų, bet iš tikro mes mokinam tą jauną kartą ir formuojam tokį mąstymą, kad čia viskas yra normalu. Tol, kol kiti žmonės toleruoja, čia viskas yra normalu. Ir tada, tikrai jungiasi tam tikras bejėgiškumas tose pačiose mokyklose. Dirbkime su patyčiomis. Ne. Sunku dirbti, kai kažkur matai, kad jos yra aukščiausiam lygmenį patyčios. Ir kaip tu turi argumentuoti, kodėl neturėtų būti jų čia. Tai tik tai galim stiprinti žmogų, ne? Kaip atlaikyti, kaip brėžti ribas, kaip neleisti save žeminti, skriausti. Stiprinti tą savivertę nuo mažų dienų. Ir pabaigai turbūt mes galėtume dalinti patarimus prevencijai, bet iš tikro aš galvoju, kad laidą žiūrės žmonės, kurie turi gyvenime problemų. Tai kokie jūsų būtų patarimai žmonėms, patiriančiams kažkokį tai smurtą, kokius žingsnius turėtų padaryti, kad šiek tiek gyvenimas pasikeistų arba pasikeistų kardinaliai į gerąją pusę? Aš tai sakyčiau, kreipkitės į pagalbos centrus ir pasikalbėkit apie tai. Ir tada bus aiškiau. Įsivertinsit savo situaciją, pamatysit ir galbūt gausite kažkokią tą pagalbą, kuri padės žengti nors pirmosius žingsnius link to sveikesnio santykio. Aš labai džiaugiuosi, kad apsilankėt mūsų laidoj. Ir iš tikro netgi gal taip kvailai skambės pavydžiu tiem žmonėms, kurie sulaukia jūsų pagalbos, nes matau, kad sulaukia profesionalios pagalbos. Tai labai džiaugiuosi, kad su mūsų žiūrovais ir su mūsų komanda pasidalinot savo asmeninę ir profesinę patirtimi ir dėkojam jums, kad apsilankėt. Kaip gera girdėti, ačiū labai už gražų žodį, už gerą įvertinimą, nes mus tai irgi stiprina. Ir skatina dar labiau stengtis. Tai stiprybės ne tik tai jums, bet nekartą paminėjot ir savo kolegas, tai suprantam, kad dirbat komandai. Taip. Tai linkėjimai ir jūsų komandai. Ačiū. Ir dar kartelį dėkojam.